My Studio įkūrėjas ir siela Miša savo karjerą pradėjo būdamas vos 16 gimtojoje Rusijoje. 18 atvyko į Vilnių, mokėdamas pasakyti praktiškai tik 2 lietuviškus žodžius. Tačiau kalbos barjeras nesutrukdė įsitvirtinti kaip vienam geidžiamiausių plaukų meistrų Vilniuje. Miša nusprendė, kad nori eiti savo keliu, taigi gimė My Studio. Aš visą vaikystę bandžiau tapti Michaelu Jordanu, krepšinio dievu. O gavosi taip, kad visą gyvenimą bandysiu priartėti prie kito dievo, kirpėjų meno dievo, Vidal Sassoon. Atėję pas Mišą nenustebkite, jei būsite švelniai paauklėti. Meistras sako, kad mėgsta klientus pakreipti tinkamą skonio, pasirinkimo ir aplinkosaugos linkme.